Tai va, turim tiek sniego, ne per daugiausiai, ratas 1.3, už klasiką slidinėjau. Žiauri nice weather. Weather today is very nice. Žodžiu, gražus oras šiandien. Giedra. Kas keista Norvegijai. Štai tokie varvekliai. O čia upelis, gyvenam prie upelio. Tokie varvekliai. Atkeliavom paslidinėti su šaika. Atvežė mus, padropino. Gal reiks grįžti pėsčiom. Nu, šiandien visai nieko. Bet, žodžiu, dabar minus 11, real feel kaip minus 16 gal. Tai jo. Žodžiu, o tai va, keliauju. Klausdom, slidėm ant pečių. Varau namo. Paslidinėjau. Nu, dabar jau fainiau biškį saulė išlindo. Bet stil, kaip šaltoka, sakyčiau. Žiūrėjau, o pėdintai man reiks apie 1,7 km gal. Kažkas tokia, bet apie 100 metrų reiks pakilti viršų ten, va. Į viršų kažkur, nežinau, ar čia matos. Bet žodžiu, jo. Tai čia gaunas pėsčiom apie 2 minučių 1,7 km. Jo. Nu tai, kaip visada, parodysiu gražių norvegiškų vaizdų beeidamas. Žodžiu, išradau naują slidžių nešimo būdą. Kaip matot, gal neįsitepalus nugarą. Tai neskysi-tepalai, tai kieti, tai gal visai nieko. Nes blembai tokius kalnus liptai eina načert. Ten toli, tai labai gražu. O kodėlgi aš einu pėsčiom? Nes vierchas esu, ne ką. Šiaip dėl to, nes aš išvažiavo trenerė su Tautvydu ir Emilija startuoti šį savaitgalį bei Tostoleną. Tai mes likom be mašinos, tai biški 2 dienas teks pavaikščios, bet nieko. Vlogas, gamina valgėt. Labai įvyko pasimėlė tokia. Žodžiu, beveik kaip sūrėt jogą. Pas mus yra labai didelė dilema. Kiek makaronų padaryti? Aš daugiau paklausiu. Daugiau tai? 500. Treneris sakė, mums Sočiai pastiek. Vieną šitą? Nu, jis sakė... Mes su Nikolu, kai verdam dviesi, tai mes verdam vieną tokį dviem. Realiai? Ja. O ne mums sakė, tipo, mums Sočiai tokį. Kaip jūs valgydavot? Nu, mes žiauri daug valgydavot. Tai gal mums užteks tada vieną šitą, ne? Galim pamatyti pirmą kartą, ne? Nu jo. Nu, jis sakė, mums bus Sočiai tikrai šito. Nu, žodžiu, sūrio. Man atrodo, atvirkščiai kamera filmuojas. Sūrio. Žodžiu, užtektinai, sakyčiau. 2 tokius. 5 žmonėm. 5 žmonėm. Palauk, nugi nefilmuok Greta, taip negaliu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get it.
Oskarai, tik čia. Striubo, gali paragauti. Oskarai, nuošinį, dabar valysi. Greičiau. Šalta? Vėsa. Vėsa. Bet bent jau kažkaip Nu, šiluma taip, bet... Gerai, šis jau gerai. Žiūrėti išvyra. Nu tai aišku išvyra. Pažiūrėk į juos. Say, hold up, wait a minute, something ain't right. Neišveria? Nežinau. Kaip, neišveria makaronai? Kad tokį. Nu tai gerai, nu tai... Šiandien greitai, manau, tai kamba, nu. O ne makaronus reikia čia Nu gerai, jau sriuba irgi garuoja. Ne taip staigiai. Ranką nudeginsit man. Žiūrėkit, jau sriuba garuoja. Jų palauk makaronus pila, neturiu laiko O, kai žiūrėti. karšta. Garavo karvę. Tai ką, šiandien intervalų dieną. Laistų stilių. Visai nice. Jo, aš paskutinis biškį, nes pastaruoju metu kažkaip pilvas skaudėjo. Tai nežinau, kas čia per jausmas. Ar kažką privalgiau, ar kažką šį pučia labai. Tai jo, aš šiaip keliauju į trasą. Ir susitiksime intervaluose. Ai, tai va, taip pat gavau naują aprangą. Va, tai taip atrodo. Startinė apranga ir apšilimė atrodo štai taip. Ir štai taip atrodo apšiliminė. Tai žodžiu, nežinau, nelietuviškas spalvas, tai tas biškai gal toks minusas. O šiaip tai ką žinau, nėra ir labai šilta prie minus ten, va dabar 10, tai toks dar tipo dar, bet jau daugiau tai tikrai šitos nesidėčiau, gal dėčiaus kitą. Oranžinę tą dėčiausi, nes jinai šiltesnė. Tai va, šiaip tai ką žinau, Kraft firma, tai tiek. Tai ką, esu trasojau, merginas važiuoja dabar test reisą ir visi kiti. Aš darysiu intervalus irgi, plius minus arti test. Opa, Greta, davai. Bamba skrenda tikrai. Tai žodžiu, bus ką veikti. Aišku, greita trasa, tai gal visai nieko bus. Tai ką, nežinau, taip ir nefilmavau intervalų, nes atvariojus daryti, paslidinėjau ir vis dėlto skaudėjo pilvą. Dabar biškai buvau iškritęs 2 dienom plius minus, ilsėjaus, nes kažkas su virškinimu buvo, tai žodžiu jo, dabar keliauju sportuot. Va, tai pažiūrėsim sekmadienio dieną, kaip mums seksis sportuot. Nežinau, ar mas per kamerą, bet tiek žmonių, tai čia pipėtos į kalną, būna eilės tiesiog. Žodžiu. Eik savo, čia crazy, kiek žmonių. O tai, o turi lyst tarp visų. Ten, žodžiu, vaikus treniruoja toliau. Štai ten. Eina, wow. Tikrai. Nice. Sekmadienio rytas, kaip sakoma. Jo. O tai jau būna, kai bandai atsistot ant slidžių. Bet pradžiai atsistoja ant šviežio sniego, tai eik tu beleką. Šiaip ir prisnigo, bet jo. Kągi mes čia turim? Prisnigo. Štai tiek va sniego. Palyginimai va, galit matyti kiek čia. Va. Nu tai neblogai, tai va visur prisnigo nemažai. Varom ką? Šiandien sveiki sugrįžę pas DJ Tepėją. Taigi parodysiu, kokio čia vietoj darau. Slides darysiu. Turim ne per daugiausiai vietos. Malkiniai. Ir dabar greitai disassemblinsim savo super duper stalą. Jo.
taigi stalą susidėjau, šiaip ne taip, ten buvo biškai neiškumų, pirmą kartą šitą stalą dėjau. Bet jo, va, sudėjau. Štai taip atrodo stalas. Slidžiai tepimų stalas. Jo. Ir dabar parodysiu, kaip jau gal prisimenat parafinę nuimti ir panašiai, tai man tik parafiną ir nuimti, reikia netepsiu klasikai tikrai. Du mūsų kol kas svarbiausi įrankiai, tai gremžtukas ir čia gremžtukas, nugremžt parafiną. Šito gremžiam vidurį slidės, šito gremžiam pagrindą. Tai va, tada naudojame šepečius. Tai va, žodžiu, atėjo trenerė, greit nuėmė, padėliojo ir viso. Einam, praseisim, koks čia oras. Bet va, palyginimui, nu prisnigo. Visai nice, reikia pažiūrėti, kaip atrodo dangus. Nes jau sėdėsiu tam namuke. Visai gražu. Eik tu sau. Net žiauriai gražu. Jo. Važiavo anglų čia šalia mūsų gyvent. Šiandien ryte jie buvo užstrigo, užkirto kelią pagrindinį užstrigo. Tai dėjosi grandinės, nes jau prisnigo, tai mes šiandien irgi čia jau neužvažiavom, tai tenais paliko mašiną. Tai va, tai čia dar tik tiek sniego, kas būtų, jeigu būtų daugiau. Jo, žodžiu, peace, einu ilsėtis. Tai ką, mėlyje žmonės. Manau, čia ir baigsim video. Tokias savaitės recapas kaip ir. Ir susitiksime kitą savaitę. Pervažiuosim į kitą miestą Norvegijai ir startuosime varžybose. Aišku, nepamirškit laikint, subscribint, dalintis ir komentuokit, aišku, ką norit pamatyti kitam video. Būtinai. Prašau. Viso.